Taigi ką, šiandien gruodžio 8 dieną 25 metų pakrovėm savo baltąją ir pagaliau prasidės darbai. Iškeliauja į Garždus pas meistrą Luką ir pradėsim konstruoti overlanderį. Tai kaip visada neapsieita be draugų, Kintenio pora, kuri visada padeda šitose vietose traluotis mašinas, pats traliukas iš Traškio, iš Mindaugo. Tai be draugų turbūt niekaip, tai labai ačiū jums, kad visada man padedat ir gazuojam į Garždus. Taip pat dar didelis ačiū visai Autoaivos komandai ir kad leidžia prisiglausti, laikyti techniką ir jeigu reikia minimalius darbus pasidaryti, tai šokam į mašiną ir lekiam. Čiau. Atvykom į Piežo rojų. Nusikrovėm jau savo penktą. Kūrenusi. Biškį apiplojau, nes apsinešė baisiai. Tai vat kaip paskutinis jos vaizdas prieš pradedant kardarimus. Tai biškį aptarsim reikalus ir paskui plačiau pakomentuosiu, ką suplanavom, ką sutarėm. Gražiai atrodo, bet įtariu, kad kai pabaigsim, atrodys fantastiškai. Na ką, draugai, pirmąjį etapą vykdėm, automobilį pristatėm pas Luką, aptarėm visus niuansus, planuojamus darbus, pasidarėm tokį sąrašą ir paliekam. Turbūt dabar su Peugeot pasimatysim kovo mėnesį. Abu su Luku žiūrėjom į mašiną ir supratom, kad projektas gausis kosminis. Tai tikiuosi viskas susidėlios taip, kaip planavom. Kai kurie inžineriniai sprendimai pavyks. Noriu dar atskirai padėkoti techninio projekto vaikinams, kurie pagelbės su stogo bagažinės maketavimo brėžiniais, kad paskui galėtume perduoti į gamybą. Projektas pajudėjo. Tai apie ką ilgai svajojau, pagaliau įgauna pagreitį. Tai sekit naujienas, būtinai pranešim darbų eigą. Iki.